Ar GoPro vis dar karalius? Ar vis dėlto DJI tyliai perėmė sostą? Jei leidžiame krūvą pinigų kamerai, norime būti tikri, kad ji verta kiekvieno euro. Bet kuri geriau? Parodysiu realų palyginimą be jokio papirkimo. Kalnų dviračiai ir veiksmo kameros kaip du geri draugai, kurie kartu eina per ugnį ir vandenį. Arba per purvą ir šaknis. Šiandien GoPro ir DJI susitinka ant vieno šalmo. Daug kadrų vienodais nustatymais, tad spręs, kuri geresnė. Abi dvi kameras ant auto, palyginsim, kaip atrodo vaizdas. Gražus oras, pavasaris. Kas gali būti geriau? Apsiginklavęs dviejom kamerom ant šalmo. Važiuojame local trailą. Tik tais dėl kampo, nežinau, ar būsiu pataikęs, tai taip iš oro pamėginau uždėti. Paskui pasireguliuosiu, turėtų būti geriau po to. Beautiful. Belia kaip gražu. O, liuks. Žolė, žalė. Medžiai rudi. Perfekt. DJI'is primontuotas yra ant makro, o GoPro aukščiau akinių. Nu ką, pirmasis nusileidimas. Jau. Greitai. Vėl skersas. Jesus. Tešlas geras. Įslaidant į posūkį. Baisu, greita, smagu. Dabar įdomesnis variantas yra ant DJI'aus prijungtas mikrofonas DJI Mic Mini. Esu pritaisęs jį šalme, viduje. Ganėtinai šalimais burnos, tai nežinau, ar garsas bus tinkamas ir nebus per garsiai. Tikiuosi nepamesiu. Dabar uždėjau ant abiejų. Tiek GoPro, tiek DJI'us turi po N2 filtrą. Viskas manual. Važiuojam tą pačią trasą, kad būtų plius minus vienodai. Bus gal paprasčiau įsivertinti. Fainai, fainai. Opa. Big ass jump. Dropukas. Tešlas. Opa. Pakeičiau dabar vietom. DJI'us aukščiau, GoPro žemiau. Tai pažiūrėsim skirtumą. Ant DJI'aus dabar nuėmiau Mic Mini, nes visai nesigirdi dviračio, tai man kažkaip nefaina. Plius dar girdisi labai kaip kvėpuoji, o man atrodo ir taip garsas nėra blogas. Važiuojam. Žmogelis. Tau nesupyka labai. Opa. Kažkį vaizdo nematau. Ar DJI'ų. Jaba daba. Opa. Nice. Drop. Not very nice.
Šį kartą važiuojam į kitą trasą. N2 filtrai ant abiejų kamerų po N216. Tai gan stiprus filtrai jau. Gali būti vaizdas tamsus. O, į mišką įlysim, dabar ESO pasikels. Net noriu pakankamai tiktais. Sakau. Vat ir atsargiai. Taip išsišaudinau visas. Vat išlatausia vieta turbūt. Šiek tiek šviesos yra, bet labai nedaug. GoPro tai jau tokių atvejų nieko gero iš vis. Pažiūrėsim, ką didžėjus gali. Tai kuri kamera geresnė? Palieku spręsti tau. Parašyk komentaruose, kuri atrodo laimėtoja ir kodėl. Ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų. Bye, bye, bye.